O, Algirdai, sveiki, nesutrukdysiu. Gerai, nežinau, esu užsijėmęs labai. Sveiki, aš kažkaip pastebėjau, sakau, gal jūs liūdit kažkas. Ne. Kas atsitiko? Žiūriu į bežionę, o žinai, kas simbolizuoja bežionę? Ne. Bet kuris vadovas prisimins tokį momentą, kai eini, pavyzdžiui, ofise ir prie tavęs prieina pavaldinys ir sako, šefė, turiu problemą. Ir kai tik tai jūs sustojate, sako, kas per problemą, žinokit, bežionė nuo jūsų pavaldinių pečių perlipa jum ant pečių. Ir tada jūs sakot, man reikia pamastyti, reikia pagalvoti ir pavaldinys išeina, o bežionė lieka jums. Ir jūs ją pradedat rūpintis, o pavaldinys jums skambinėja ir kontroliuoja, ar gerai pasirūpino tą bežionę ar ne. Tai man bežionė simbolizuoja tos darbus, kuriuos mes darom, o tų darbų galėtume ir nedaryti, nes tai nėra mūsų darbai. Taip, tai ir iš tikrųjų šiandien, kaip aš suprantu, jūs turit labai daug laisvo laiko, ar ne? Kodėl taip? Nes visas bežionės išdalinau šeimininkams bežionių. Taigi turiu tik tai vieną bežionę. Tai ir iš tikrųjų turi daug laisvo laiko, užsimti savo hobių, pagalvoti apie tai, kokias kitus projektus darysit ir panašiai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pas jūs daugiau ar mažiau veikloje viskas sklandžiai vyksta ir žmonės turi savo pareigas, jas vykdo ir jums nekelia jokių rūpesčių, ar ne? Tai turbūt kiekvieno vadovo svajonė. Dabar kaip tik mano draugas vakar skambino ir sako, Martynai, turiu problemą. Daug darbuotojų vis prašo tai algas pakelti panašiai, nors darbo jiems nedaugėja, atsakomybių naujų prisimti nenori ir panašiai. Tai kaip tą padaryti? Ir su tuo aš tikiu, kad susiduria labai daug įmonių, ar ne? Daug vadovų. Aš galvoju, reikia suprasti, kad yra žmogus, yra problema. Ir reikia paimti tos blogiausius žmonės, kurie sukuria didžiausią kiek problemų ir atleisti. Nėra žmogaus, nėra problemų. Tai čia su Seimu jau žinotumėm, kaip pasiekti. Iš tikrųjų, Algirdai, dabar taip, aš kiek suprantu, irgi šiuo metu yra vienas jūsų tokių naujų seminarų, kur jūs pristatot įmonių vadovams ir akcininkams. Ir būtent apie tai, kaip padaryti įmonės svarbiausius procesus, paversti visiems suprantamą kalbą ir padėti, reiškia, darbuotojams daug greičiau viską pritaikyti įmonėms, ar ne? Ir nuimti rūpesčius nuo vadovo pečių, taip? Jo, aš taip siūlau. Du būdai, kaip valdyti verslą. Pirmas būdas tai yra žodinė technologija. Aš sakau, jam tas sako dar kitam ir tai sugedęs telefonas. Ir daugelį vadovų būtent tą naudoja technologiją. Kitas būdas tai yra aprašyti procesus, standartizuoti ir stengtis padaryti, kad tie procesai vyktų be jūsų asmeninių įsikišimų. Tačiau antras būdas lygtis geresnis, bet kai jūsų pareiginės instrukcijos pajus savo tokiais tolmūdais, jam paprastai sunku visą tai taikyti. Kažkur matus tokių nemažai. Tai aš suradau trečią būdą, tai yra leidžiantį visą šitas tolmūdus, pareigybės instrukcijos sudėti į du paprastus puslapius. Į du paprastus puslapius. Ir pats sudėtingiausi verslo procesas taps labai suprantamais ir šitų dalykų jūs galite išmokti, kad ir naujokam, kuriam nekeliat labai per daug didelių reikalavimų, jisai nuo pirmos dienos žinos, ką daryti ir kaip daryti. Ir ką svarbiausia daryti, jeigu viskas vyksta ne taip, kaip norėtųsi. Aš kaip suprantu, dabar yra daug potencialių darbuotojų ieškančių darbo, bet ganėtinai išlepusių, kurie nori iš karto didelės algos ir visko ant lėkštutės, o dirbti labai nenori. Tai tokiu atveju, jeigu šią technologiją pritaikius, tai galima ir netokius kvalifikuotus žmonės priimti darbą, juos apmokinti daug pigiau negu iki šiol būdavo ir tikrai turėti tokią pačią... Ir svarbiausia turėti verslą, kuris nepriklauso nuo žmonių. Nes kai žmogus, jūs jį išauginot, apmokėt, davėt jam patirties, galimybės išeina ir susikūrėt savo naują konkurentą. Manau, ir jūs esat su tokiais susidūrę. Visi konsultantai, verti konsultantai, visi yra mano mokiniai, todėl buvau jaunas. Taip. Bet ką jūs galite patirti, jūs galite sukurti sistemą, kuri minimaliai priklausys nuo žmonių, o jų kompetenciją galite labai greitai pakelti, nes jūs turite mokymo sistemą, kuri labai lengva sukurti. Algirdai, kadangi aš jums esu dėkingas už tai, kad tikrai mano gyvenimas transformavosi po pažinties su jumis, po jūsų mokymų, po to, kaip jūs patarėt vykdyti veiklas ir panašiai, tai aš esu jums už labai daug ką dėkingas ir tikrai noriu paklausti, kur ir kada žmogus gali išmokti viso to, ką jūs šiandien pasakojate. Vasario 23 dieną
Tai bus unikalus seminaras, nes apie tai mes niekuomet niekur nekalbėjome, tik siauram rate. Ir labai kviečiu visus vadovus, kurie nori organizuoti verslą taip, kad jis suktųsi be jūsų, o jūs galėtum jį valdyti, ne verslas jūs valdyti, o jūs valdote. Ir kad verslas nepriklausytų nuo žmonių kaprizų, nuo jų norų didinti atlyginimą, bet nenorų kelti savo kvalifikaciją. Tai jeigu nori sukurti verslą, kuris leistų jums atsikratyti tų beždžionių, už kurias jūs nesate atsakingi, tai iš tikrųjų ateikite šį seminarą, kalbėsime apie revoliucinę verslo proceso aprašymo sistemą, kuri leidžia bet kuriam verslui, ar mažam, ar dideliam, sudėtingiausius procesus per labai paprastais. Įsivaizduokite, vietoj šių knygų storų, ar ne? Jūs turite 2 puslapius ir jūs turite valdomą procesą. Aš supratau, kad tai atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ateikit ir įsitikinkit. Ačiū Algirdai labai už šią akimirką, dabar ką, netrukdom jums toliau žaisti? Viso.